Turi vaflinę ar širdelių keptuvę ir nežinai, ką su ją daryti, kad būtų sveikatai palankesni vafliai ar blynai, tai aš tau siūlau šiandien išbandyti kukurūzinius vaflius be glitimo ir be cukraus. Jie tikrai patiks ir mažiems, ir dideliems. Tau reikės 400 g rikotos, gali būti ir tiesiog varškė, 3 kiaušinių, 1-2 stiklinių kukurūzų miltų ir truputėlį druskos. Visus ingredientus sumaišyk iki 1 lytės masės, dėk į keptuvę ir kepk iki šviesiai rudos spalvos. Saldus variantas kukurūzinių vaflių gali būti tiekiamas su agavų, palmių žiedų ar klevų sirupu, su sezoninėmis uogomis, šilauogėmis, avietėmis, braškėmis. Gali dar prie viso to pridėti ir graikiško jogurto. Daug baltymų, be glitimo, be pridėtinio cukraus. Kas gali būti geriau su daug uogų, sotų ir maistinga. Puikiai tiks ne tik tai vakarieniai, bet ir priešpiečiams ar pavakariams. Tik žinoma, nedidelis kiekis, jeigu tai valgoma kaip užkandis. Tiko mano receptas, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau receptų. O daugiau mano receptų rasi Sveikatai palankus svetainėje, taip pat mano elektroninių bei spausdintų receptų knygose, įsigyk jas. Ir vienas dalykas, kurį tikrai paneigsi, kad sveika mityba yra neskani, jinai yra be galo skani, tik tai išmok gaminti greitai, skaniai ir sveikai su manimi.